Panašu, kad įrašinėjom. MyTube kanalas, Gabrielių studija. Statybinė problema. Steškė jau padaryta. Reikia sieną. Gipskartonį. Dvigubą netgi. Problemos ką nors sukabinti su gipskartoniu. Bet to, jeigu paskaičiuosite, karkasas, darbas, du lapai gipskartonė, vajeto Marija. Glaistimas, dažymas, gipskartonė, žodžiu, tai pirma, tai yra brangu, antra, tai yra nieko gero. Kaip ir nėra kito problemos sprendimo, dauguma mano, kad nėra, nes steškė neskirta didelėms apkrovoms. Realiai tai yra 500 kg į kvadratinį metrą. Daug kas daro ją neypatingai storą, ten tinklą padeda, nepadeda, plonesnį, storesnį, tai negali skaičiuoti patikimai daugiau kaip 300-400 kg. Todėl ir renka gipskartonį. Kaip ir norėtųsi mūro sienos, bet problema, mūro siena, šitokia mūro siena sveria 1,5 tonos, sienos irgi 4 metrai, nesunku pastebėti, kad į metrą gaunasi visiškai ribinė apkrova. Kaip tada padaryti? Siena mūras ant steškės mūryti, ant betono, kuris jau išpiltas, po kuriuo yra polistirolas. Kaip tai padaryti? Po apačiai yra polistirolas APS 70. Visi žino, kad tai yra 70 kPa, reiškia, arba 7 tonos apkrova į kvadratinį metrą prie 30% deformacijos. Deformacija tiesinė, 30%. Jeigu jau yra ten 25 cm, tai reiškia, kad prie 7 tonų į kvadratinį metrą deformuosis 8 cm. Čia 5 mm yra per daug. Tai yra 10 kartų per daug. Ir ant to polistirolo, kas čia yra, kad neviršytų, tarkim, 5-8 mm deformacijos ir steškė nesutrukinėtų, ne 7 tonos, bet belieka tik 700 kg, dar ir 500 kg į kvadratinį metrą. Jėtau, vėl ką daryti? Nupirko man blokelius, platesnius negu reikia. Jeigu jie būtų išlendinto betono blokeliai 10 cm pločio, visa šita siena svertų 700 kg, nėra jokios problemos, gali mūryti patikimai, tikrai turėtų laikyti, netgi su pakankamai didelė atsaka. Sunkus blokeliai, ant 4 kvadratinių metrų, viskas ribinio. Gudraujam, švariai nuvalom, giluminis gruntas po sieną, plytelių klijai per šakas. Į plytelių klijus nardinam 2 strypus armatūros, 10 panardinam. Ant armatūros skiedinukas ir pirmas blokelis, kuris dedamas tiesiai ant armatūros, iš apačios tais pačiais plytelių klijais praklijuojams. Tai reiškia, kad visa šita steškė su pirmu blokeliu yra žiaurus monolitas. Į mūrimo, į klijavimo mišinį toliau einančius sluoksnius irgi maišau trečdalį gerų plytelių klijų. Susiklijuoja mirtinai. Tai reiškia, kad aš formuoju monolitą praktiškai, kuriame dalyvauja ir 7 cm steškės, ir joje esantis tinklas, ir 2 strypai armatūros po pirmą eilę, ir net kelios eilės blokelių. Ir norint, kad išlinktų, reiškia, viršutinė blokelė jo nesutraišys, aišku, ta armatūra turi būti ištempiama žiauriai didelė jėga. Praleisiu skaičiavimo metodiką, bet aš paskaičiavau, kad šitokia konstrukcija turėtų atlaikyti ne mažiau 10-15 tonų svorį per visus 4 metrus. Čia yra tik 1,5 tonos. Jau atsarga yra pakankama. Kaip minėjau, pačioj pradžioj, tai kalbam apie 8 mm deformaciją. Dėl ko, kad tie 8 mm vis tiek truputuką netrukinės tas steškė, bet išlinkimas 8 mm norėtųsi turėti tik tai trečdalį to. Kad taip nesigautų, tai yra, kad gautųsi tas trečdalis, medinės kolonos arba sienos, bet kas, jeigu yra iš galo, gręžiam kiaurinę, kalną su didelė įvarža plieninį vamzdį. Su didelė įvarža. Ir įmūrijam tą vamzdį, išpjovė kanalą blokeliai.
Tas kanalas irgi turi būti ypatingas. Dabar posveikė eglė, visi žinom, išilgai pluošto laiko į kvadratinį centimetrą apie 200 kg. Vamzdis čia yra 3/4, tai yra 25 mm, reiškia, dar dalyvauja, tarkim, pirmi 3-4 cm, reiškia, spaudime žemyn, tai tarkim, yra netoli 10 kvadratinių centimetrų. Tai netgi šitoks įkaltas strypas laikys netoli poros tonų, pusantros tonos, nu gerai, atsarga, ne mažiau toną, tikrai vienas toksai. 4 suvarysiu, jau 4 tonos man bus tikrai atlaikys su didelė atsarga. Problema yra ta, kad tas šūdbetonis nieko nelaiko ir jisai už sveiką eglę yra daugiau kaip 10 kartų silpnesnis, kas ką nedeklaruotų ten. Deklaruoja ten ir 3 megapaskalius, pasakos, kai sakė, mes viską žinom, kokie tie megapaskaliai ir kaip jie gaunami. Kad ta šūdbetonis laikytų, atsiprašant, pjaunam platintą kanalą kokį 7 cm, kokį 30 pločio, kokį tiek pat gylio 5-7 cm ir kokį 25-30 cm ilgio. Prikrečiam košės arba plytelių klijų, kurių atsparumas yra 10, mažiausiai 10 kartų didesnis negu šūdbetonio ir atitinkamai išdidinam 10 kartų plotą, kuris, kaip sakant, remiasi į tą minkštą betoną. Tokiu būdu, nors tas betonas yra 10 kartų silpnesnis, už eglę, apkrovos galimybės, apkrovos sąlygas kaip ir padaro panašias. Medį ištikam hidroizoliaciją, nepamirštam. Tai va, galima ant sterškės mūryti sienas. Be jokių atramų galiu garantuoti, kad iki 4-5 metrų aukščio, su papildomais tvirtinimais, su papildomam apkrovom, manau, kad galėčiau duoti garantiją 10-12 metrų numūrytai sienai. Esu Bėdaro Kriaučius, kaip sako, iš kur ten. Mūrininkas savamokslis, aš net nesu mūrininkas. Bet man sekasi tikslius darbus daryti. Be to, kai tėvas dalino gebėjimus mąstyti, tai kažkur eiliai nebuvo paskutinis. Mano padaryti darbai paprastai būna labai patikimi, gerai laiko ir darbo tikslumas pas mane būna pakankamai aukštas. Kad netrodytų tik man, subrėžti, mes pamartinsim gyvenimą procesais. Mano gabeliukas, kaip už snarį. Dabar, kad vertikali dalis būtų gniuždymų, dirba vertikali dalis. Jezu, ką aš nebu. Gniuždymų dirba viršutinė sienos dalis. Kad jinai neturėtų galimybės nei kiek vaikščioti, ne tik horizontalią dalį klijais, bet ir vertikalią kokią dalį. Lygiai, kaip sakiau, yra pakankamai tvirti. Na jau taip, kas sako, Bėdaro Kriaučius mūrinimo procesas. Jeigu tikslumas yra antrasis jūsų vardas, tai susimūrysit patys, ką tik pamūrysit, čia jokios problemos visiškai nėra. Problema yra, kad jūs išūdymą ko nors nėra. Šiaip guminių plaktukų reikia, bet pas mane tiksliai viskas išstatyta, pas mane niekas neklaužia. Man tas ir guminukas labai kažiems yra. Kaip ir nieko, tai tą laukelį ir padėjau. Visur. Toks tas mūrimo procesas. Viskas. MyTube kanalas, Gavrikų studija. Pas Gavrikus turi būti atsektas klynas. Taip ir yra.